Jo, tai mes esam 3 čia prie stalo, bet aišku yra ir už kamerų dar vyrukų, Jo. kurie, kurie padeda kokybiškiau padaryti. Aš nežinau, bet reikėtų paploti. Visus darbus Galime reiktų tikrai paploti. paploti Labai stipriai mums padeda. už kameros vyrukam, kurie padeda kokybiškesnį padaryti. Ir palengvino mūsų darbą tikrai. Jo, bet čia manau reiktų padėkoti visiems žiūrovam, kad žiūrit. Tik tai dar galėtumėt paspausti prenumeruoti mygtuką, nes tai nieko nekainuoja, mums labai padeda dar labiau išgarsėti, pakilti. Ir nežinau, ką jūs dar turit pridėti, kokią padėką žiūrovam. Ne, tai labai dėkojom tikrai. Ačiū labai už visų dėmesį, kad žiūrit ir tiek, manau. Jo, dar va. Turim naujesnę biškį sieną, kad nebūtų tokia liūdna. Visokių veidų čia yra ant sienos. Maikių, 2 sirvydžio maikės, tai va, sirvydė, jeigu žiūri, labai dėkojom ir va, mes tavo vieni didžiausių fanų. Bet ir manau, reikia dabar jau eiti prie biškį liūdnesnių dalykų. Tai, kas įvyko ketvirtadienį. Įvyko tragedija. Nu, nesakyčiau, kad tragedija. Šiaip visai neblogas varžybas. Olimpiakosas. Tiesiog Olimpiakosas. Antroji pusė labai gerai. Buvo naivu tikėtis, kad Žalgiris laimės šitas rungtynės, nors po 2 kėlinių taip ir atrodė. Bet tiesiog Olimpiakos stipresnė komanda yra ir Žalgiris galiausiai prarado savo lyderį. Francisco antroji pusėje pataikė tik tais vieną metimą į žaidimą. Ir tiesiog Žalgiris neberado lyderio ir buvo pralaimėtas rungtynės. Nu jo, kai nelošia nei Ilonis, nei tas Silveinas, tada Kaip Silveinas gerai žaidė visai. Silveinas 2 kėlinius gerai Bet aš sakau, kai jie abudu nežaidžia, tada sunku Žalgiriui. Tiesa. Antroji pusė tas ir buvo. Kiek antroji pusė taškų Žalgiris pelnė? Labai mažai. Antroji pusė Žalgiris pelnė, dabar čia skaičiuoti reikia. 31. 31. Tai va, nu čia tikrai prieš Olimpiakosą nelaimės. 33. Nu, matematikas. Ai, tai tu čia spėjai tiesiog. Ne, aš galvoju skaičiau. Tai ką mes galime pakalbėti apie individualų žaidimą. Išskirti kažką iš tų varžybų. Tai, nu, Francisco pirmo pusė buvo wow, bet darė daug klaidų. Francisco, tokių biškį nedaug. Nu, visas Žalgiris, 19 klaidų. Čia nėra sezono koks rekordas. Čia sezono antirekordas. Nu, antirekordas. Kažkas buvo, dar manos vienas prastesnis, gal net varžybos. Bet, nu... Operatorius sako ne. Nu, tai va, tai Kristijonas buvo teisus. 19 klaidų didžiausias klaidų skaičius padarytas šiame sezone. Nu ir negalima taip žaisti. Tiesiog nežinau, ką daugiau ir pasakyti. Aš jau ką patartume Žalgiriui, ko reikėtų, kad laimės šitas varžybas? Nežinau, galbūt pasimetė, man atrodo, gal. Pradėti žaisti 3 kėlinius, nes čia jau tokia gaunasi tendencija, kad Žalgiris laiminėdamas po 2 kėlinių 3 kėlinį sužaidžia tragiškai ir visą susikrautą pranašumą tiesiog išvaisto ir gaunasi vėl intriguojančios rungtynės. Bet taip visada, aš neprisimenu varžybų, kada... O man tai kyla klausimas, kodėl Smailagičius taip mažai žaidžia. Kodėl? Tik 17-18 minučių. Čia nėra mažai labai. Bet palyginus su kita komanda, tai čia vienas iš žemesnių rezultatų. Nes, pavyzdžiui, ir toksai Edgaras Ulanovas žaidė 21 minutę ir Arnas Butkevičius 26. Na, Butkevičius žinom, kad daug žaidžia, bet... Butkevičius tai man patinka. Bet Smailagičius visada šį sezoną žaidžia tos tokiai momentiniais. Jis ketvirtuose kėliniuose, bet jo, visose žaidžia. Kodėl? Jeigu dabar žiūrint efektingumą, jisai antras komandai su 13-11 taškų, gan neblogas pataikymas, 3 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai. Tai va, man toks klausimas kyla, kodėl Trinkieris tokį sprendimą priėmė. Tai yra kalbų, kad šiaip kažkaip Trinkieriui tikėjos kažkokio kito Smailagičiaus, kad per daug biškį pasimeta Smailagičius aikštėje, tokios klaidos gynyboje, pražangos kvailos ir dėl to nelabai Trinkieris jam leidžia daug žaisti, bet potencialo yra, aš manau, pas Aleną dar tobulėti. Trinkieriai nebūtinai rūpi, kaip tu puolime gerai judi, nes matėm, Sirvydis meta kiek nori tritaškių ir Jonas Sodina, jam labiau rūpi gynyba, nes pavyzdžiui gali padaryti kokias porą klaidų gynybų ir tave iškart sodins ant suolo ir ilgam sėdėsi. Tai matos, kad Trinkieriai labai gynyba rūpi. Jo, nu ir Smailagičius,
Nu, gynybai prieš Olimpiakos nesakyčiau, kad labai blogai buvo, bet, nu, matyt, Trinkeris kažką matė, ko mes nematėm. Jo, bet va, tarkim, Matthew Mitchellas yra geras gynybinis žaidėjas, mes sutinkam. Taip. Nu, dabar aš jau... Aš nežinau, Ne, aš ir nežinau, gynybai koks nežais. žaidėjas ir aš nežinau, ar jis Eurolygos žaidėjas. Jis yra. nežaidėjas, man jis mėgėjas. Bet, nu, va, Nu, šiaip nėra buvo laikomas mėgėjas, kaip bet- geras gynybinis žaidėjas. Jo. Tai jeigu, va, sakom, kad Trinkeriui rūpi ta gynyba, bet Matthew Mitchellas žaidė tik 6 minutės. Pavyzdžiui, dabar Mitchellas buvo užmestas ant Makisiko ir dabar nežinau, vat jūs dėtumėt Butkevičių ar Mitchellą ant Makisiko. Gal man Mitchellas vis tiek tas dydis, Nežinau. ūgis, Bet svoris, jeigu masė. reiktų rinktis ar Mitchellas aikštėje, ar Butkevičius dabar, tai tikrai imčiau Butkevičių. Neabejoju. Ar tai mes kalbam, ar dabar aikštelį tu nori matyti, ar būtent Dabar gintis aikštelė. prieš Makisiką? Dabar aikštelė. Aikštelė, aš irgi sakyčiau, kad Butkevičius. Jo, man jie Versitalesnis. toks. panašus žaidėjai, bet Butkevičius tiesiog daugiau pataiko. Tikrai, čia faktas, nes kiek dabar Mitchell 10%, lygiai 10%, labai smagus skaičiai. Ar yra kažkada buvęs prastesnis pataikymas? Jono, kai žaidžiam šeštadienį. Jo, ačiū. Ne, aš apie profesionalią lygą Ai, kalbu ir Eurolygą. Nežinau, tada. Gal ir nebuvo. Bet Butkevičius, tritaškius metą 39% Taip. taiklumu, čia yra kosminiai. Bet tikrai šiaip labai geri Žalgiris skaičiai. prieš Olimpiaką su 38, beveik 39% nėra blogai tritaškiai, bet nu sustojom tiesiog antroji pusė. Ne, šiaip niekas nesako, kad buvo labai blogas varžybas, nes taip iš tikrųjų ir nebuvo. Tiesiog Prieš dabar Olympiakos, Olimpiakos yra tokia komanda, kur jeigu tu nori ją nugalėti, reikia tiesiog tą savo Reikia žaidimą visas rodyti 40 visas minučių 40 minučių ir niekada negalim atsipalaiduoti, ką mes ir padarėm ir trečiam, ir kažkiek ketvirtam kėlinį. Tai va. Jo, trečiam kilnyje išėjo Mitchellas, man atrodo, pirmą kartą. Iš karto mėgino persivaryti kamuolį ir iš karto klaida. Makisikas perėmė kamuolį, įmetė taškus, užsivedė ir tada jau Makisikas ir tritaškius pradėjo mėtyti, kur tikrai neprisimenu, kad jisai būtų tritaškių žaidėjas. Metikas tiksliau. Ir, nu, Vezinkovas, man atrodo, nei vieno driblingo nepadarė, 24 taškai, kažkokia fantastika. Wow. Aš nežinau, kaip tai įmanoma, nedribliguojant, mesti 24 taškus. Tikras talentas. Anomalija. Anomalija Eurolygos. Jo, taip pat Tomas Vokupas prieš savo komandą nusprendė sužaisti Tiesiog buvusį. centravo prieš Francisko pradžioj, nes kadangi Tiesa. yra didesnis ir tiesiog nustumė Francisko. Tai čia nelabai gali pykti ant jo už tai, kad jis yra tiesiog smulkesnis negu Vokupas ir tiesiog nustumė. Jo, bet šiaip Vokupas irgi negalvojau. Tai svarbu tritaškį pataikė gale. Svarbu tritaškį pataikė gale, kuris realiai uždarė varžybas. Ten nebūtų pataikęs to tritaškio, galima buvo Žalgiriui kabintis dar, bet pataikė. Ir šiaip man toks labiau paaugęs Vokupas atrodo kaip žaidėjas. Tie nugarą žaidžia kažkaip solidžiai, ten tuos metimus tikrai daina iki tos baudos aikštelės. Na, aišku, prieš Francisko čia taip daro, bet vis tiek turi padaryti. Nėra čia taip kaip tiesiog 1 ir 2. Šiaip aš norėčiau apie rungtynių galą dar pakalbėti, nežinau. Prašom. Brazdeikis ten įlipo į medį. Aš nenoriu šitą prisiminti, bet galime. Aš manau, trumpai. kad visi atsimena, tai gal mes... Kiek koks Ne. rezultatas buvo, kai Brazdeikis lipo į medį? Nežinau, keli Minus minus šeši kokie, kažkas tokio. Minus 6 ir buvo dar daug laiko, nu tipo normaliai laiko dar 2 atakom. Ir Brazdeikis įlipo į medį, jie būtumėm pataikę tritaškį, dar galėjom apsiginti ir tada dar Tai turėtume manau, ką kad jūs pataikė tritaškį. Tai... Ką jūs sakytumėte, jeigu Brazdeikis būtų pataikęs? Tai žvėris, monstras. Tai va, Dievas, ane? būtų. Nu, tai Viskas va, taip ant ir vieno yra. metimo. Tai taip yra, jeigu Žalgiris būtų laimėjęs, tai mes nekalbėtumėm ten apie tą klaidų skaičių, mes tiesiog va. šlovintumėm Žalgirį ir jo Ne, apie puolimą. Mitchellą ir jo. Nu, apie Mitchellą tai žaidimą. galima kai ir laimi Žalgiris, ir kai pralaimi Žalgiris. Tai va, aš manau, kad čia ant to vieno metimo gal nereikia fokusuotis, reikia žiūrėti visas varžybas ir kad ir anksčiau buvo tokių klaidų, apie kurias mažiau yra kalbama nei iš to Brazdeikio dvitaškį. Vat pavyzdžiui, Rangalo Francisko, kur atmetė Brazdeikį. Tai jis visą ataką prasivarė prie vidurio, nieko nedarydamas, Ir prieš ką turėdamas buvo? prieš save Milutinovą. Milutinovas. Galėjo tikrai lengvai apsižaisti, ar tą stebeką savo mėgstamą, ar prasiveršti, Plius jisai provokuoti karštas baudą. buvo, kiek pasitritaškai buvo. Jisai karštas 5 buvo. iš 10. Nu tai 50%, nu tai tikrai. Jisai karštas buvo Nu, pirmoji pusė nu jo. rungtynių, po to prametė viską, ką metė ir tiesiog greičiausiai dingo pasitikėjimas savimi. Nu bet ar Silveiną Ir reikia nebegalėjo duot, apsižaist. tai čia Bet jeigu tu Silveiną. neturi tos pasitikėjimo savimi, tai duok kažkam kitam. Bet nėra, Tai va, kad, davė bet nėra, Brazdeikį. kad Francisko neturi pasitikėjimo. Ne, savim. man irgi, tai aš nežinau, ar tikrai jis neturėjo to pasitikėjimo. Nu, bet šiaip nėra. Bet kažkodėl vis Jisai norėjo tiek sužaisti. ir neapsižaidė Milutinovo. Tai
Kodėl tada Nes jis klausimas? kelis kartus bandė kažką ten prasivežti, suklaidinti, bet Milutinovas nešoka, toliau ginasi, tai mato, kad jam nieks neina, tai jisai ir atmetė Maros Brazdeikiui. Bet Brazdeikis, aišku, tas metimas jau reikėjo to metimo, išmetė metimą, nepataikė. Gali kaltinti jį, bet daug žaidėjų prameta tos metimus. Ar bolino jisai tą metimą? Tai ten daug. To nerbolino, anksčiau arbolino. Bet ir Franciskotin buvo arbolinis vieną, tai čia... Nu, žodžiu. Bet jo, nereiks Judam gal spausti tada- panikos mygtuko, dar Žalgiris tikrai yra toj kovoj. Ir dėl... Kelintoj vietoj dabar Žalgiris? 11, bet jie per vieną pergalę yra nuo 6 vietos. Tai čia mėsmalė tiesiog. nereikia spausti, bet kitą savaitę atvažiuoja Realas fantastiškai formai. Ir va ten, nežinau, va ten Žalgiriui reikės, jau jie turi suprasti, kad jie jau tą mačą turi imti, bet bus labai sunku. Ir reikia kažkaip mėginti, griūt ant kamuolių, nes čia reikės daugiau negu noro, čia reikės visų jėgų, manau, prieš Realą tokį. Dabar Realas su Žalgiriu netgi jau išsilyginę pergalių su pralaimėjimu santykiai, 10 pergalių, 9 pralaimėjimai. Ir tikrai pagavęs formą dabar yra Realas, tai reikės kažkaip stabdyti. Mūsų pradėjo žaisti. Jo, mūsų įsivažiuoja irgi. Tai va, Žalgiris turės apginti savo O tvirtovę. jums šiaip patinka, kad taip komandos arti žaidžia? Žalgiris neseniai prieš Realą žaidė pirmam rate. Nežinau, man irgi kažkaip toks įdomus sprendimas, kad žaisti taip, nežinau kaip pasakyti, toks sutrauktas, arti viens kitų tos varžybos su tom pačiom komandom. Prisimenu ir praeitą sezoną tai buvo, prieš Albą žaidėm ten per kelias, vos ten 3 gal savaitės. Įdomus šiaip jau. Tai visos komandos žaidžia. Visos komandos Jo, taip žaidžia, šiaip bet įdomu. man tai patiktų, kad manau, kad kaip žaidėjai pirmam rate, maždaug taip ir antram žaisi. Jeigu ten žaidėjai 17 turėtų ir 34. Man irgi, manau, įdomesnis toks formatas būtų, nes dabar tu atrodo neseniai susipažinęs su to komanda ir dabar vėl tu prieš ją turi žaisti. Jo, o dabar toks Realas. Jo. Forma geriausią sezoną tikrai dabar demonstruoja Realas. Jau pradėjo žaisti karališkasis klubas. Kaip sakė, mūsų sezonė stabiliai žaidžia ir aišku, Kampazas su Tavaresu šitas duetas irgi. Bet reikėjo tikėtis, kad Realas tai pradės žaisti, nes tai vis tiek yra aukšto lygio komanda, visi žinom, ką jie gali. Kiekvieną sezoną rodo rezultatus ir nereikėjo tikėtis, kad jie taip ir liks iš to 10-ko šį sezoną. Jo, visos tos aukščiausio rango komandos antroje pusėje pradeda demonstruoti tikrai labai gerą krepšinį, kaip yra. Aš manau, Olympiakosas antram kėliny sužaidė vieną geriausių savo pusių gal. Trečiam gal ne antram kelyje. Jo, antroje pusėje. Antroje pusėje. Nes ten jau tikrai buvo paėmę labai Žalgirį pagavę į spastus tokius ir... Savalė gynyboje tiesiog. Ja, ir puolime. Tikrai judino gerai kamuolį ir Žalgiriui sunku buvo, nors Žalgiris pirma geriausia gynyba, gal jau dabar. Pirma. Jo, tai va. Ką dar apie Realą galit pridurti? Tai turi tos žaidėjus, aišku, yra tas lyderis Kampacų, dalino kamuolius kiekvienas varžybas, turi tą varšą, didelį monstrą, priekiniai linijai. Tai va, bus su ko dorotis. Kas čia, Dansonas bandys, ar Birutis? Birutis nebežaidžia jau. Birutis jau minučių visiškai negauna. Tai va, nežinau. Kas žaidė pirmam rate Žalgiris, kas ten daugiau žaidė prieš Tavaresą, neprisimenat? Madride. Neįsivaizduoju šiaip. Bet tai vėl aš galvočiau, tiesiog buvo kad tavo žaidėjus. Jo, visi tam. panašiai turėtų būti. Smailagičius liktais bandė. Bet Smailagičius gerai žaidė. Jo, visai neblogas varžybas sužaidė. Susidariau protokolą, tai iš didelių žmonių Smailagičius 13 taškų, Menikas 3-4 tritaškiai. Buvo neblogas Meniko varžybas, tikrai susimetė savo tritaškius. Jo, Smailagičius 18 minučių, Birutis 14 ir Dansonas 7. Tai Smailagičius, manau, bus pagrindinis vaistas nuo Tavarezo. Bet šiaip, Žalgiriui, jeigu jau nori kažką paimti top 10, ar bent jau top 10, tai reikia pradėti žaisti. Nebegalima pralaiminėti ir jau po biškį reikia tas pergalės. Taip. Nes dabar jau bus labai sunku. Dabar 3 pergalė pralaimėjimai išėlės. Viena didžiausių serijų dabar kol kas iš visų komandų Eurolygai šiuo metu.
Nu, tik Žinot, Alba. kas didesnė turi? Alba ir Paryžius. Paryžius. Jo. Paryžius dabar taip prastai Paryžius, žaidžia. taip, Aš žinau, pagaliau pradėjo žaisti vak- prastai. vakar pralaimėjo prieš Barceloną, bet Jo. Taip. 4 pralaimėjimai išėlės. tai buvo 10 pergalių išėlės ir dabar 4 pralaimėjimai išėlės. Buvo kažkas tokio. Nu, bet jo, Žalgiriui, kalbant apie Žalgirį, svarbi sezono atkarpa ir jau, kaip rinkėjas sakė per spaudos konferenciją, reikia vienos geros pergalės. Vienos geros pergalės ir Geras tikėkime, kad pratybos prieš Realą. Jo, ir galim tada jau prie spėjimų mūsų prieiti. Tai ką dabar, kas prieitą kartą? Aš praeitą kartą pradėjau, Tu tai galima pradėjai? Kristijonų šį kartą. Kristijonai, tu tą pradėk, ką prognozuoji šią mačą. Aš prognozuoju Žalgirio pergalę. Bus pakankamai tolygus mačas, nebus ne vienos stipriai pirmaujančios komandos. Tai manau, kad Žalgiris rezultatu 84-80 nugalės Realą. Jo, nu tai aš irgi nepasakysiu nieko naujo, Žalgiris laimės šias varžybas ir manau, kad vėl bus labai įnirtingos varžybos, apylygios ir manau, kad Žalgiris kažkaip sugebės ištraukti šį mačą, bet manau, kad bus nerezultatyvos varžybos ir spėju, kad Žalgiris laimės rezultatu 73-69. Įdomu iš čia. Aš tai žinokit, vėl šį kartą pabūsiu prie Žalgirio. Nes man atrodo, Žalgiris praeitą kartą sužaidė labai geras varžybas prieš Realą. Ir Madridas šį kartą atsimins ir norės atkeršyti Žalgiriui už tai, kad taip buvo sutriuškinti Madride prie Žalgirį. Ir Bet Žalgiris iš savo argumentų turi. turi, bet vis tiek šį kartą aš linkstu prie Realo ir manau, jie nugalės Žalgirį rezultatu 78-72. Nu tai pažiūrėsim, prie tą kartą jūs abudu atspėjot, kad Žalgiris laimės, aš... Kad Žalgiris pralaimės. Kad Žalgiris pralaimės, aš spėjau, kad Žalgiris laimės, bet taip neatsitiko. Nu tikėkime, kad dabar bus į mano pusę, bet nu, tu norėtum, kad Žalgiris laimėtų. Net, jo, tai aišku, aš norėčiau, kad Žalgiris laimėtų, bet ar tai pavyks padaryti, čia jau yra kitas klausimas. Jo, tai manau tiek apie Žalgirį, sunkios varžybos lauks. Turbūt kitos rungtynės. Jo, įdomesnės. kelintas čia jau turas. 19. 19 turas. Nu tai galim trumpai pažiūrėti mačą kiekvieną ir jeigu bus... Gal ne kiekvienai kokį įdomesnį, pavyzdžiui, Stambulo derbį galim šiek tiek apžvelgti. Stambulo. Asmeniškai nežiūrėjau. Guduričius. Aš šiek tiek žiūrėjau, pirmus du kėlinius. Rezultatą žiūrėjau. Tai Guduričius tikrai geros varžybos. Ir, na, gynėjų linija sužaidė tiesiog Fenerbahče 2 žmonės, visa jų gynėjų linija šiuo metu. Guduričius ir Devonas Holas tikrai geras. Bet ir Meisas nėra gynėjas. Meisas gynėjas, nu, Yra, bet neįsivažiuoja Meisas. Bet kiek jisai, nesisekam žinai? kol kas. Ir Biberovičius pataikė 5 iš 8 tritaškių. O Biberašius, kaip žinom, visada išsimeta kosminį skaičių tritaškių ir šiek Bet jo tiek šiaip jis juos jam pataikė, formą bet labai buvo gražiai praeitas jam- mėnesis tiesiog jo. tragiškas jam buvo. Bet jam duoda tą laisvę Šaras. Ir šiaip gandų yra, kad, nežinau, ar žino tokį žaidėją, Erika Makolmo, man atrodo, tai vadinasi. Jo, girdėjau, kad jo, lyg ir kviečias. jo bet čia dar kviečias, kaip ir- bet jam 37 Tai man gandai, atrodo. 36. žiūrėjo dar. Jo, ir ten turkų žiniasklaida, tai negali pasitikėti tais turkais labai, bet, nu, jo, jiem reikia, nes, nu, nėra gynėjų pas juos. Šiaip jisai yra to CJ Makolmo brolis, kuris žaidžia NBA lygoj. Tai čia toks įdomesnis faktas, bet, nu, jeigu dasidėtų vieną gynėją, manau, būtų visai gerai jam. Nes kas dabar iškritęs, nu, Vilbekinas, aišku, visam sezonui. Baldvinas ritmo vis neranda, vis Bet traumelės Baldvinas ne tai, kad neranda ritmo, į traumas kamuoja. mini o kažkokios, kiek- vėl hamstringas antrą kartą. O kiek laiko dabar jis iškritęs? Tai praeitą kartą buvo apie mėnesį ar kažkiek 3 savaitės kokias, tai dabar manau bus, jeigu neilgiau, arba tiek pat laiko. Tai va, Heisas Deivisas šiaip prastas gan varžybas, kaip jam sužaidė. Nes manau, kad prie tokio dabar žaidėjų stygiaus Deivisas turėtų imtis ant savęs, nežinau. Jo, šiaip buvo visai įdomus momentas varžybose, kai Deivisas atrodė lyg, nežinau, išėjo ant soliuko, jį Šaras pakeitė, bet atrodė, kad jisai nuėjo į rūbinę, išėjo nuo soliuko. Ir aš, kai žiūrėjau varžybas, tikrai nemačiau jo ant soliuko, bet paskui jis grįžo. Varžybas ar varžybos? Man čia Nežinau, dabar reikia varžybas, pažiūrėt, tuoj varžybas. Pažiūrėsim.
Bet va, tai va, jisai išėjo kažkaip į Rūbinę, bet paskui grįžo. Tai va toks įdomus momentas. Nežinau, kas buvo, gal į Tualetą užsinorėjo vaikinas, bet... Nu visko būna. Nu viską būna Visko žmonės. būna. Tai... Visi krepšininkai yra tokie patys žmonės, kaip ir mes visi esame. Taip, dar kitos, šiek tiek kitų rungtynių. Bet mes kalbam vien apie Fenerio, apie FSą, ką gero. Pralaimėjo, Varžybas, tai ką varžybas reikia sakyti. Dabar visiems ir žiūrovam varžybas, reikia sakyti. O... FS'as banguoja, bent jau man kiek atrodo, nes jie tai laimė, tai pralaimė. Vilbekinas grįžęs. Koks Vilbekinas, Larkinas Oi, grįžęs. Larkinas grįžęs. O tu Rušiai galvojau, kad sužais gerą mačą ir mūsų vienas iš operatorių pasiėmė į mūsų fantasy lygui, bet... Baigta mes apie ne. O turiu 2 taškai, 3 atkovoti kamuoliai. Elijah Bryantas, aišku, lyderis yra Elijah Bryantas, bet tik 9 naudos, tai ką iš 4 naudos. Prametė. Kaip tu 9 naudos, 20 naudos? Ai, 20 naudos, jo, nežinau, apie šį. Bet ten pažiūrėjai gal. Jo, pažiūrėjau į Envorą. Ai, šiaip kalbant apie Envorą, tai aš tikėjausi, kad Envora geras bus žaidėjas, nes prieš sezoninėse varžybose prie Žalgirį tai gerai atrodė. Žmogus paguldė Ulanovą vieną kartą tenai ant žemės, gerai atrodė, bet kažkaip neįsilieja. Ir nedaro didelio įspūdžio. Nedaro didelio įspūdžio, bet nesakyčiau, kad jis yra blogas žaidėjas. Ne, tai aš nesakau, kad blogas, bet aš sakau, kad tikėjausi daug daugiau iš jo. Nes kaip atrodo, sakau, prieš sezoninėse varžybose jis atrodo monstras visiškas. Nu, bet Elijah Bryantas šį sezoną labai gerai atrodo. Jo, taip pat tas Darius Thompsonas neįsivažiuoja, atrodo buvo lyderis praeitais metais, ar ne praeitais metais. Jisai geriau žaidė, kad Larkino nebuvo, bet dabar grįžo Larkinas. Baskoniai geriausiai žaidė ten. Baskoniai ten turėjo nuostabų sezoną, tačiau šiais metais Anadolo FSA neįsivažiuoja kažkoks žmogus, nežinau. Jo, tai Tik Partizanas. tai išmetė 3 metimus į žaidimą tik tais ir žaidė 23 minutės. Tai Paryžius pralaimėjo Barsai namuose, 4 nesėkmė iš eilės. Jo. Kas jo, tai biškai gal pridurt. Vilė Hernagomeso geriausios rungtynės sezono. Nes Veselis žaidė iš viso. Veselį net nežaidė. Nu, tai va, dėl to ir geros varžybos. Nu, bet dvigubos dublis. Nunizas labai... Jisai pats dvigubą dublį. Labai gerai. Kas čia dar Ką čia išskirti, bent Satoranskis 12,8 rezultatyvus perdavimai. Vilė Hernagomisas. Nu, tai jau pasakėme apie Vilį. Vilį. Reikėtų gal daugiau apie Vilį Hernagomisą, pažiūrėkit, čia Ne, monstriškas. mes turbūt judėsime prie kitų labai įdomių rungtynių. Apie Vilį Hernagomisą noriu pakalbėti. Taip. Ne. 23. Kodėl to 23 taškai, 10 atkovotų kamuolių, dvigubas dublis, 8 išprovokuotas pražangas. Nu šaunuolis. Wow. O šiaip jūs galvojat, šiaip paliekam skirčiai, prognozių skirčiai pabaigoje, manau, galima bus vieną prognozę apie Paryžių padaryti. O dabar galime eiti prie kitų varžybų Eurolygos šio turo, buvusio turo. Panathinaikosas čia viskas aišku, 111 taškų. Sudaužė Virtusą, judam toliau. Partizanas sudaužė Tel Avivo Maccabi, judam toliau. Įdomesnis rungtynės. Cervena prieš Baskonę, geras, vos neįsitraukė Baskonė tenai. Tik tai... Nu, paskutinio metimo Kenono ten kažkokį. Šiaip Dešinę žmonės įmetė. tas Jonas Braunas grįžo, ne? Toks jo Grįžo Jonas Braunas. Jisai toks gynybinis labiau, monstras. Čia su akiniais tas? Taip, čia tas sakinys. Kur manakė tas. Toksai Tai metimas. ką Jonas Braunas? Jonas Braunas 4 taškai, 6 atkovoti kamuoliai. Kodėl Patruševas tiek mažai žaidė? Tai žinot? Paklausk Svoropovas. Jau pradėjo stabdyti. Petruševas nieko nepadarė, nuliai. Šiaip reiktų išskirti Dželį Balambojų. Jo labai reikėjo Cerveno ekipai, buvo iškritęs su trauma, bet grįžęs demonstruoja tokią pačią formą, kokią demonstravo iki iškritimo, iki traumos jo. Šiaip, kad galime išskirti, Rokas Giedraitis sužaidė tikrai geras rungtynes. Tai man atrodo, lemiamų metų aikštė buvo. Visada smagu, kai lietuvis jo, bet šiaip sužaidė. Matėtėm prieš kokias 2-3 savaitės tai Rykas toj ABA lygoj, kokį idėją per Giedraitį. Wow, monstriškai žiaurus. Stiklės Giedraičiai, bet jau atsigavo. Bet važiuokit, gal čia įkvėpė į dirb dar labiau. Tada kalbant, apkalbėtas herojus prie toj laidoj, Dehanas Davidovacas nesužaidė. Netikėta. Nesužaidė šio mačo. Nu, bet jam užtenka vieną metimą, pataikė praeitą mačą ir manau viskas. Turėjo savo momentą. Baigsis. Baskonijai vėl Čima, Markusas Howardas
nelabai. Tai Markusas Howardas arba plus, arba labai Du gerai iš žaidžia, 10 arba labai tritaškių. blogai žaidžia. 2 iš Pasinervina 10 viduriuko. tritaškių. 2 iš 10 tritaškių. Ai, ir šiaip naujas veidas. Baskonijos ekipai Luka Šamaničius. Jis ten turėjo kažkokių problemų šeimoje ir dėl to šiaip turėjo būti Fenerbahčio narys prieš sezoną, bet buvo atleistas. Ir dabar pasirašė sutartį su Baskonija. Nu ir žiūrėsim, manau, visai neblogas pastiprinimas Baskonijai, nes manau, ten didelių žmonių trūksta visai. Nes Dekerskis, kiek mačiau, biški tokią trumelę patyrė. Donta Hallas yra, tačiau. Donta Hallas tai belė kokioj formų, nežinau. Žiauriai. Nesitikėjau prieš sezoną, kad taip žais, bet žaidžia labai labai gerai. Bet daugiau ir nieko nėra. Rogova Kopolas yra. Pasakyk dar. Roka Vopolas. Jo, tu geriau pasakytum mane. Nu, pasakyk. Tai man palaš, nežinau, koks Roka Vopolas. Rogova Pakokolas. Tai va, Sumalė į vieną sakinį. Ne, tai gerai pasakiau. Jo. Ragavo. Ką dar apie Rogo kokias dar įdomesnės Kokopolas. rungtynės galėtume išskirti? Nu tai realiai, Žalgiris prieš Olimpiakus įdomu buvo. Labai įdomu. Tada Villarbanas. Tai galbūt tokios paskutinės įdomesnės rungtynės. Nes Monakas irgi 105. Nes Monakas, nu, Bet tai prieš Albą 90 taškų prasileis. Kiek Žalgiris prasileido? Prieš Kad Albą. dabar neapsijuokti. Prieš Albą. Nežinau. Tikėkimės nedaug. Nu, Žalgiris prieš Albą prasileido 6 taškus. Ne, nu, tai tada galima 90 taškų prieš Albą. Tai bet ar Monakas gynybinė komanda? Nu, bet Alba. Nesvarbu, svarbiausia laimėti yra. Tiesa. Tiesa. Jo, nu ir ką žinau, kitą turą vien tokie įdomesni mačai turėtų būti Monakas Barsa, manau, visai įdomu. Turėtų būti Panathinaikosas Partizanas. Monakas Barsas čia, manau, gali būti lengva Monako pergalė. Nežinau kaip jums, bet man atrodo Barsa Nesakyčiau. nežaidžia taip gerai, o Monakas, kaip matome, pirmas lentelį. Aš nesakau, kad bus lengva pergalė, bet tikrai daugiau šansų yra Barsai iškovoti pergalę šią. Daugiau šansų Barsai. O kur žais? Monake. Kur žais? Monake. Tai Monakas laimės. Aš irgi sakau, čia... Tai va, o mes minėjom... Paryžius šiaip prieš Cerveną įdomu, ar Paryžius atsigaus. Vat mes paminėjom Monaką su Barcelonas, bus daugiau visai niekas neblogas nežaidžia. varžybos. Nu, O Panathinaikos Partizanas nežiūrėsi? o Cervenas Vesda Paryžius. Nu, tikrai nežiūrėsiu. o Žalgiris Olimpiakosas Bayernas. Tik čia aišku, kas laimės. Kas? Olimpiakas. Ne, Olimpiakas, jeigu žais taip kaip prieš Žalgirį, tai... Jo, bet jie žaidė labai geras varžybas. Jie visada žaidžia. Šaunuolis pasitaisė, bet... Draugas mano, nu ir nežinau, išskirtumėm tada kokias varžybas, pačiausias šio turo. Lemba, gal net sakyčiau Panathinaikosas Partizanas. Aš mano. Panathinaikosas Partizanas. Aš tai manau, kad Monako Barcelona bus įdomesnės rungtynės. Jo, gali bus, bet... Nu tai gerai, kad, nežinau, kad nebūtų, kad aš pasakysiu dar kažkokią trečią, kad nebūtų Gerai. tokiu pačiu, tai Cervena prieš Paryžių, aš sakau. Cervena prieš Paryžių. Tau čia įdomiausias turo varžybos. Nu, man patinka atmosfera, ten patinka atmosfera. Ir nežinau, nu man T.J. Shortsas patinka. Tiesiog kaip žaidėjas ir įdomu, tiesiog kiekvienose varžybose. Tiesiog matai jo ūgį ir pasijauti, kad aš irgi galiu žaisti. Aš už jį aukštesnis. Ir Tau gal gėda pasidaro. Nu, biški. Man šitas Zvezda Paryžius varžybos, man žinai, gali ką priminti, kai žaidė Paryžius prieš Olimpiakosą. Olimpiakosą žaidė namuose savo arenai ir ten fanai jau tiesiog wow, kaip užvedinėjo. Padarė 20 taškų sugrįžimą, neatsimenu, ką pralaimėjo, bet apie visą sugrįžimą kalbant, tai ten buvo wow, koks užsivedimas, koks fanų palaikymas. Bet Paryžius tikrai parodė, kad
jie yra verti būti taip aukštai lentelėje ir sugebėjo išlaikyti persvarą. Dabar tai jau Laimėjo tas varžybas. nebeverti. Dabar jau Aš manau, kad vis dar verti. Geriau Visi greičiau turi tų iškristų. duobelių savo, kaip ir Žalgiris, o tarkim, patiria duobelę. Reikia visiems išlipti, aišku. Jo, visiems reikia išlipti, ne kaip nukrenta, o kaip atsistoji. Jo, ir dabar galim jau keltis į kitą Atlanto pusę. Trumpai pakalbėti apie NBA lietuvius. Tai kiek tu man, Kristijonai, mes kalbėjom, Matas Buzelis žaidžia G lygai? Jo. Taip supratau. Jo, jisai žaidė G lygoj. Nežinau, kaip ten tiksliai jam sekės, nes G lyga man visai neįdomu. Bet Buzelis taip ir turėtų būti. Reiktų nenustebti, kad jisai žaidžia G lygoj. Jisai tiesiog pasirašė tokią sutartį, kad jį gali bet kada pasiimti į pagrindinę komandą ir bet kada duoti G lygiai, kad jisai gautų daugiau laiko žaisti ar tiesiog tobulėtų. Bet tai ir gerai čia yra. Bet iš tikrųjų, jo, nes jisai gaus daugiau žaisti G lygos komandoje negu paprastoje komandoje, tai čia kaip tik, mano Buzelį tik nauda. Jo, Sabas toliau dominuoja, laimėjo pagaliau Kingsai namuose prieš Memphį. Oi, svečiuose surinko 2 dublį, taip. Jo. 16 taškų. Nu, tai jisai visada, Kaip visada, dabar Kingsai. Bet man labai patinka visa ta Sakramento atmosfera. Visi labai palaiko Sabonį, man atrodo. Nu, Toks fanų favoritas vienas ten. Vienas iš tokių, jo. Dar šiaip Jonas Valančiūnas grįžo į Orleaną. Ir ten gan toks emocionalus buvo tas sugrįžimas jo. Pralaimėjo, aišku, Wizardsai, bet, Valančiūnas, žaidė visai neblogai, beveik 2 dublis. O iš Valančiūno pusės, bet, daugiau ką ir nežinau, ką galim pasakyti. Bus jisai išmainytas, kaip manot? Manau, kad bus išmainytas. Manau, kad bus. Aš irgi manau. O kur dabar taikosi Valančiūną? Kas paimti? Buvo Los Angeles Lakers, bet dabar lyg ir nebenori, bet lyg ir vėl nori. Dar jisai toks centras, kur toks nuo suolo kylantis, kur tiesiog gali duoti pasėti kažkokiam kitokiam. O jisai meta tritaškius? Jisai šiaip vienose rungtynėse... Aš rinktai tai prisimetu, kad jisai meta, bet... Valančiūnas vienose rungtynėse, kai dar atstovavo New Orleans Pelicans, jisai 7 trajekus buvo pataikęs. Per vienas? Per vienas tai rungtynės. Čia... Tai galima sakyti, kad meta. O tai manot, bus išmainytas JV kažkur? Tikiuosi, Los Angeles Lakers bus išmanytas. Turbūt Los Angeles. Jeigu jau kas išmanys, tai Los Angeles. Su dievuku karališkuoju Lebronu. Jo, mes matėm tavo sveikimas iš tikrųjų visai neblogas. Padarėm rylą iš jo. Bet manau tiek apie NBA, vis tiek manau dauguma mūsų žiūrovų nori labiau išgirsti apie Eurolygą ir šioje Atlanto pusėje vykstančius dalykus. Ir manau einam prie mūsų fantasy, ne? Tai vėl Kristijonas Ivanauskas buvo geriausias šiame ture, jau pabiškyvėjęs mane. Kiek taškų liko iki tavęs? 150 dar. Bet jeigu tokių tempų, tai pasivysim. Ir šiaip mūsų abudu operatoriai, montuotis, prašau, ir operatorius, abudu yra taip pat šioje lygoje, bet montuotojai ne kaip sekas. Išeina montuotojas. O operatorius visai neblogą raundą turėjo. Kiek operatorius taškų turą surinko? Operatorius 158. Nėra blogai. Nėra labai blogai. Bet pas tave buvo geriausia. Bet šiaip neprasiplečiam. Dabar prie rekomendacijų. Tai tavo buvo geriausia rekomendacija. Tai tu pliusiukas. Tavo Gabrielis nelabai kaip sužaidė. Mano Trevionas visai neblogai. Ne kaip tavo. Tikrai ten nieko gero pas tave tas Gabrielis. O šitas Trevionas Williamsonas. Mano Trevionas surinko kiek? 12 taškų. O dabar, tai gerai, 12 taškų, kas čia yra. Kiek jis metė? Metė, bet jisai 8 reboundus turėjo. Kiek tavo Gabrielio surinko? Gerai, Gabrielis negavo daug žais, gerai. Jursenas nusprendė labai gerą formą rodyti. Gerai, o dabar ką rekomenduosi? 2 iš 6, 2 taškai. Ką rekomenduosi dabar? Tai gal nuo Daudo pradėti? Ne, bet, gerai, bet šiaip dar galėsim tavo kaip čempiono komandą parodyti žiūrovams. Aš, jeigu dar tokį trumpą komentarą, tai galėjo būti daug geriau. Clyburnas nebuvo padarytas Six-menų ir nukrito 18 taškų ir pasigavau ant to. Bet tu negalėjai žinot. Aš negalėjau žinot, bet ką aš galėjau žinot, pasigavau ant vienų Fautmano gerų rungtynių 2 dublio, įdėjau į startą ir Juančia Hernangomesą padariau neaktyviu, o jisai surinko 30 taškų, kai Fautmanas surinko 9.
Tai čia irgi Tas šiek yra, tiek bet taškų pas nukrito. tave visi Bet solidžiai. daugiau Starto mažiau penketas. jo, Labai daugiau gerai. mažiau Manekė susirinko taškų. vėl gerai. Manekė žaidė pirmą dieną, ne? Ir tu palikai. Ir aš palikau kapitoną, jo. Jo, gerai. Panašu, kad gerai padariau. Tiek apie tavo komandą, vėl čempionas, bet pažiūrėsim, kaip čia įsirutulios sezonas ir einam prie mūsų rekomendacijų. Tai ką tokio užsirašėt, vėl iki milijonų. Aš tai neturiu tokio vieno išsiskyręs, dabar, Kristijonai, tu gali pradėti, aš pažiūrėsiu, ką jūs imsit ir tada, kas man liks, tą ir pasiimsiu. Nu, Kristijonai. Aš rekomenduoju žmogų, kurį aš palikau praeitą turą neaktyviu, tai yra Juanjo Hernangomesas. Iš tavo užsirašęs. Geras. Prieš ką paužais prieš Partizaną, taip? Ne, prieš Partizaną. Prieš Partizaną, taip. Ką tu, Dovydai? Dabar aš? Jo, dabar tu gali. Na gerai. Nes aš prieitą kartą. Tai šiaip aš irgi norėjau Juančio imti, bet kadangi jau Kristijonas, šiaip mes tarėmės, kad aš pirmas eisiu, bet kažkaip Nes šiandien jis norėjau gerai, pasakyti gyvenimas Kristijonas, neteisingas, tai gyvenimas gerai, tai man neteisingas teks imti kitą. Tai aš imsiu kitą Panathinaikos priekinės linijos žaidėją, tai yra Omerą Jurcevą, kuris tikrai sužaidė labai geras varžybas. Jo, aš tai nežinau, aš imsiu, žiūrint, kaip sužaidė šis žaidėjas paskutinėse varžybose ir kokia yra situacija tame klube. Aš imsiu Marko Guduričių iš Fenerbahčės. Jis kai turi porą gerų varžybų, ta serija tęsis biški ilgiau negu 2 varžybos, 3-4, paskui vėl prasideda gan prastos varžybos, tai aš vėl eisiu ant to pačio algoritmo, kad jisai vėl sužais geras varžybas. Ir jo, aš renkuosi Marko Guduričių, nes praeitą turą jis surinko tikrai gan didelį kiekį taškų. Žinai, kiek surinko? 37,5. Jo, bet jis, man atrodo, mūsų lyga yra free agentas. Laisvas Jo, agentas. aš jį išmečiau. Šaunuolis. Ir uždarant podcastą, nauji metai, reikia biškai paspekuliuoti, kas įvyks šiais metais. Ir nežinau, gal norit iš kažko žaisti, ar tiesiog... O ką siūlai, iš ko siūlai? Aš šiaip siūlyčiau, jeigu tai spėt finalinį 4 Eurolygos, koks bus mūsų manimu. Ir kas laimės, kas atspės daugiausiai komandų? Tai kad turbūt kartosis bent 2 komandos. Nu jo, bet tai kas... Bet tai kaip tada galim ne vien tą, galim gal laimėtoją? nuo savęs turit dar gal kažkokį pridėti rekomendaciją. Nes aš tai turiu, pavyzdžiui. Iš fantasy? Ar apie ką? Tiesiog. Gyvenimo kodėl fantasy? rekomendacija? Ne. Eurolygos. Arba krepšinio tiesiog rekomendacija. Nu tai gerai, pasakyk tada savo. Nu, sakyk, rekomendaciją. man įdomu, ką Man čia irgi labai pasakysi. įdomu. Tai Įtampa? Ką čia pasakysi? jo, aš sakau, kad dabar supykdysiu daug rytfanių, kad Vilniaus Rytas nebus finale LKL šį sezoną. Ai, Mano čia tokia drąsi rekomendacija. Nu, tikrai Čia drąsi. spėjimas, ne rekomendacija. Oi, spėjimas, spekulacija spėjimas, kad Vilniaus Rytas nepateks į finalą, manau, kad Vulsai paims, nežinau kaip, nes manau, kad Vulsai paims, Vulviai paims, nes Lietkablis nematau daug šansų, nes ten traumų išretinta komanda, bet nemanau, kad Rytas pateks. Aišku, čia yra labai drąsu. Bet nežinau, ką jūs manote. Tai čia tu nori iš mūsų išgauti drąsius spėjimus, kaip suprantu dabar. Nu, aš noriu... Tokius Nu, taip. hoteikus. Hoteik. Aš manau, kad Paryžius nebus nei atkrintamosiuose, nei apskritai. Taip, Top 10. Top 10 nebus. Top 10 nebus Paryžius. Drąsu. Ką tu galvoji? Okei, tai čia visai tu taip drąsiai, žinant, kad Paryžius 4 dabar yra. Bet aš sakyčiau, kad mano hoteikas arba drąsus spėjimas būtų, kad Realas finišuos top 4. Oho. Ne Final Four, bet tiesiog reguliaraus reguliariaus sezono top sezono 4. Tai gerai, kas tada mano, ar jūs, kas sutinka, kas nesutinka, ar abudu nesutinka, ar abudu sutinkat su mano, Aš Primink savo. kad Rytas nebus finale LKL. Nesutinku. Nesutinku aš irgi. Taip, nes čia yra Nemanau, labai... Čia kad per yra- karštas. kad per vilkai drąsus paims. Aš nežinau, čia gali auditorijos labai pamušti kiekį didelį arba komentaruose tikrai gali užpult, bet aš drąsų sprendimą tiesiog darau. O su Kristijonu dabar, su Paryžium.
Dabar kokioje formoje tai tikrai ne, bet Bet aš nesutinku. Nesutinku. Manau, jie iškils iš tos dobelės ir pradės vėl, nu gal ne taip gerai žaisti, bet tikrai normaliai ir išlaikys tą savo vietą top 10. top 10, nu top 10 ketvirtoje vietoje. Aš dabar aišku. pagalvojau, aš per drąsą spėjimą padariau, reikia Labai atkrintamosios. drąsų. Bet jau spėjimas Bet jau padarytas. buvo padaryta, Šaukštai jau po buvo pietų. padaryta. Ne, žinokit, aš spėju, kad irgi nebus Nebus? top 10. Ne, ta viena pergalė čia labai trapito. Pralaimėjęs Paryžius gali kristi iki 12 vietos. Taip kad jeigu ten gerai susiklosto komandų kiti mačai, taip kad, žinokit, gali būt. O su tavo Dovydai, tai aš nesutikčiau. Nebus. Tai nesutik. Nebus į top 4. Tai aš manau, kad tikrai bus. Aš nesutinku, aš dėlios, kad bus Monakas, Olimpijakos, Feneris ir... Panathinaikos. Jo, Tu manai, kad greičiausiai Feneris vis tiek bus top 4? Jo, tai grįš Vilbekinas kažkada. Vilbekinas negrįš iš O, sezono. atsiprašau, Baldvinas. Bolnas jis nelabai padėdavo savo komandai. Tai dabar tiesiog nori mane sustum, kad aš blogai padariau, ne? Aš nieko nenoriu, aš tiesiog sakau, kad aš nemanau Bolnui grįžus, kad labai Žiūrėk, patobulės. aš nesutinku ir taškas. Gerai, aš su tavim nesutinku. Gerai, Nu ir gerai, pažiūrėsim. Gerai, ir tada, ką manot, kas bus finalo ketvirtė? Dubai, ne, vyksta šis finalo ketvirtas. Kas mano tokios komandos išeis į finalo ketvirtą? Kas nori pradėti? Tai tu pradėk, kol kas mes visada pradedam, tai dabar tu gal. Kas išeis į finalo ketvirtą? Nu, aš turiu pasakyti tą vieną komandą. Kauno Žalgiris. Bus finalo ketvirtė. Nu, aš tikiu, kažkaip yra, kad, nu, nežinau, man atrodo, kad mes išeisim į tos playoffus, į 8 ir kažkaip vieną pergalę svečiuose pasiimsim, o namuose su kumščiukais paimsim. Kažką, nežinau ką dar, bet manau, kad Žalgiris bus viena komanda iš jų, tada manau, kad bus Panathinaikosas, manau, kad bus. Manau, kad Oly bus. Ir manau, žinokit, kad bus Realas. Tai man, Realas. Bet tavo Realas reguliaraus sezono top 4 nėra, tik Final Four. Nebus tikrai top 4. Nu, Final Four. Kas kitas norėtų? Tai aš galiu tada. Nu tai mano tokie lokai jau, kur tikrai manau 100% bus tam Final Four, tai yra Panathinaikos ir Oly. Jeigu nesusitiks prieš tai iki Final Four. O dar, kas dar bus, tai... Dar 2, ne? Jo, dar 2 vietos, tai va tos 2 vietos, tai man čia yra klausimas. Na, aš sakyčiau Realas ir jau manos su tavo visus kol kas 3 sutampa. Realas, Oly, Panathinaikosas pas tavai irgi buvo. Pas mane buvo. Kas pas tavai 4 buvo? Žalgiris. Va. Nu, Čia- gerai. Tai čia. Aš šiaip irgi norėčiau sakyti Žalgiris, bet noriu išsiskirti taip Tai pat. čia, jeigu jau 2 žmonės nori sakyti Žalgiris, tai čia Žalgiris jau taip top 4 jau. Čia jau topinė Monstrai komanda, mes visiški. topinė komanda esame. Monstrai. Nu, tebūnie Bayernas. Nu, operatorius juokės. Tai juokis, pamatysi, kas bus. Gerai, pažiūrėsim, iš tikrųjų pažiūrėsim. Nu, Bayernas irgi. Nu, čia nežinosi. 4 vieta ir 12 vieta viena pergalė. Nu, tai čia, aš nežinau, čia taip viskas gali keistis. Čia taip viskas gali pasisukti. Ne, šiaip palauk, aš noriu pakeisti savo. Vietoj Bayerno Monaką dedu. Čia taip galima daryti? Nu, tai kol dar neprėjom prie tavęs, dar aš manos galiu sauliaisti. Gerai, mano prognozija būtų, kad Final Four bus Pirėjo Olimpijakos, Atėnų Panathinaikos, Monakas ir Feneris. Nu, tai Okei. kol kas taip ir atrodo, kad čia toks bus ketvirtukas. Tai va jau tos 3 komandos, tai tikrai va Monako, Oly ir Pau jau... Bet Feneris išsitrauks kažkaip, aš nežinau. Šaras ten tos magijos savo pridės, aš irgi, gali būt, bet aš sakau Žalgirį ir nematau čia jokių problemų. Jeigu nepasiseks, tai nepasiseks, bet bent jau tikėjimas yra. O tikrai manai, kad Žalgiris pateks į play-iną, arba netgi jeigu į play-iną patenka, ar jie išeis tos play-offs? Manos sunkiau
būtų padaryti, kad Žalgiris patektų į pačius playoffus, nei patekti į Final Four. Nes jeigu Žalgiris patenka į playoffus, manau, Final Four tikrai galima imti. Nu, kaip yra, play-inė 7, 8, 9, 10 žaidžia. Tai 7 su 8, nu jeigu Žalgiris būtų, nu sakau, čia nežinosi, nes, nu, čia taip viskas keisis, gali Žalgiris pralaimėjęs Realui gali kristi dar žemiau, o laimėjęs gali kilti dar aukščiau. Tai čia nežinosi, čia reikia žiūrėti pačiam jau sezono gale, jau link pabaigos einant, likus po porai turų, tada galima bus... Nu jo, bet žinai, mes Kažką- žiūrėk dabar spėjimus darom. Tai va, nu tai aš manau taip, kad Žalgiris ištrauks. Ar liks Lonis, ar neliks Lonis, nežinau, bet Žalgiris išsitrauks finalo ketvirtą. Okay. Drąsu tikrai. Drąsu, nu ir su Rytu drąsu. Čia Labai su Rytu drąsu. tai labai drąsu. Net ne kiek drąsu, kiek kvaila. man. O kaip mano dar Lietuvos rinktinė paims medalį kažkokį? Ne. Aš jau... Patriotas. Manau, jeigu, Aš labai patriotas. jeigu gali pasisekti rinktiniai, tai gali visko būti. Nes... Žiūrint, ar atvažiuos visi. Jo. Čia klausimas dar. Bet žinant, dabar Eurobasketas labai stiprus turėtų būti. Nes tikrai stiprios komandos, stiprios sudėtis, serbai, Nebūtinai, prancūzai. vokiečiai Wagnerio gali neturėti. Bet pažiūrėk, va, Šrioderio ir serbus, gali neturėti. prancūzus. Nu tai serbai ir prancūzai. Nu, jo. O kitus, manau, rinktinė gali, nu aišku, jeigu... O tai kai man kiti taip geria, kalba, to reikia geria. Aišku, gerai. Gerai, užtenka čia apkalbėti. Tai Gerai, man atrodo, atsiprašau. yra. Nu tai viskas, manau, tiek šiandien, ne? Jo, Tai tai jo. Pakalbėjom turbūt daug, greičiausiai padarėm tiek. spekulacijų, visokių prognozių, spėjimų. O jūsų kokie spėjimai? Kvailų, ne Žiūrovai, kvailų. rašykite Jo, komentarus. rašykit savo komentaruose, spėjimus. ar kas čia manot pataikys, kas nepataikys, gal kažką norit dar pridurti prie mūsų prognozių, savo galų gale prognozijas galit parašyti. Ir ačiū už jūsų visi, kurie mus žiūri, kurie mus seka. Mes, vat, mato, tikrai darom to turinio, stengiamės daryti to turinio. Tikrai nesitikėjom, kad tiek daug peržiūrų surinks pirmas mūsų podcastas, kad turėsim dabar jau net virš 40, atrodo, prenumeratorių. Ir tikrai, kuo daugiau jūsų bus, tuo, manau, vat, ir komanda mūsų didėja kiekvienam podcaste, ir kokybė didės, ir galų gale visokių reelsų skaičius didės, ir nežinau, dar žodį nuo savęs kažkokį turit pridėti. Tai aš norėčiau pasakyti ačiū. Ir viskas. Iš manęs. Ačiū. Tai va, ačiū tiek. Tu, Kristiana, nori? Aš tai linkiu žiūrovam gerų metų atėjusių jau ir kad jie būtų geresni negu praeiti. Nu, super. Ir ačiū už jūsų dėmesį, ačiū, kad turbūt vėl įsijungėt ir susitiksim iki kito, turbūt irgi savaitgalio kito. Iki. Viso gero.